dabar susikūrus apkrovas galim susikurti apkrovų derinius. Tai yra dvi galimybės susikurti yra rankiniu būdu paspaudus mygtuką arba automatiniu būdu. Rankiniu būdu kuriant, tai tiesiog parašomas, tarkim, ten šimtinis numeris kažkoks, tai ar koks norit numeris, pavadinimas derinio, ten, nežinau, belė ką norit, tipas, koks ar tai bus VLS ar SLS čia, arba accidental, atsitiktinės apkrovos visokios ir ugnis, tai čia ties atsitiktinės sprogimai visokie. Tai čia nuo to, kokį derinį pasirinksi, ten koeficientus automatiškai kokius priskirinės. Čia nei čia, tai net nežinau. Nu, gali būti, tarkim, apkrova, kuri įeina tik tai, tarkim, naudingos apkrovos, tai būtų, reiktų tada pasirinkti šitą tipo apkrovos. Čia paspaudus OK, atsiranda langas, kur yra apkrovos pavadinimas, kurį mes kūrėme. Tada paprastos apkrovos, pavadinimai apkrovų, kurios kurti. Ir dabar galima, o čia yra laukelis, iš ko susideda šitą apkrovų derinys. Tai čia pasižymėjus kažkokį tai vieną, tarkim, elementą, galima įperkelt su rodiklyte ir 135 apkrovos patikimumo koeficientas įsiveda. Čia jisai įsiveda 135, todėl kad čia auto yra užrašytas. Aišku, čia galim nusistatyti, kokie tie koeficientai yra visokie automatiškai priskirimi, arba galima, tarkim, priskirti, kad man grindis vertintų su vienetu svoriu, tarkim, dėl kažkokių priežasčių. Čia jeigu auto, tarkim, 1.5, nors pagal ST yra 1.35, tai čia irgi galima susireguliuotus dalykus, apsirašyti, kokie tie koeficientai. Sienos, taip, kokie ten parašyta prie sienų, kaip matom, čia yra nuolatinė. Todėl yra 1.35 koeficientas, o čia vėjas yra vėjo, kadangi kintama apkrova, tai jis automatiškai priskirtų 1.5 koeficientą. Na, tai tarkim, vieną sukūriau, čia iš dviejų pusių vėjo nededu, apply. Nu ir čia turiu aš tą derinį, nuo to derinio visos apkrovos čia bus sudėtos, kurios įeina į tą derinį.